Labą dieną, aš esu Aistis Michailovskis iš Jaunųjų žurnalistų klubo ir šiandien kalbinsiu Liną Kunigėlį. Labą dieną, Linai, ačiū, kad sutikote ateiti ir pasikalbėti. Labą dieną, Aisti, malonu, kad pakvietei. Tai sakykime, aš apie jūs nieko nesu girdėjęs ir kaip man prisistatytumėte? Geras klausimas. Sakyčiau gal taip. Linas Kunigėlis, kuris kažkiek tai susijęs su krepšiniu ir kažkiek tai metų jau dirbu televizijoje ir komentuoju krepšinio rungtynes karts nuo karto. O kaip sugalvojate rašyti knygą ir kodėl pasirinkote būtent kalbinti Joną Valančiūną? Tai mes kažkaip su Jonu esam pradėję bendrą projektą. Yra toks Jono Valančiūno paramos fondas, kuris dirba su vaikais ir su jaunimu, kuriems reikia pagalbos tam tikrų paauglystės periodų, patarimų galbūt. Tiesiog po buvimo tai labai viskas atitiko. Ta mintis, kurią leidykla man pasakė, kad rašom knygą jaunimui, tai mums labai sutapo su tuo, ką mes su Jonu Valančiūnu ir taip darom ir kartu su kitais žmonėm, kurie dirba tame fonde. Kodėl jūsų manymu krepšinio gerbėjai, fanai turėtų įsigyti jūsų parašytą knygą? Aš manau, kad šita knyga yra skirta ne tik krepšinio fanams. Krepšinio fanams galbūt bus įdomu, kadangi jie sužinos tam tikrų dalykų apie Joną, ypač apie Joną vaikystėje, koks jisai buvo, jaunystėje ir paauglystėje. Bet sakyčiau, kad ir tėvam pravartu būtų tą knygą įsigyti arba nupirkti ją vaikam, nes ten kalbama apie tokius dalykus, kurie paaugliam yra aktualūs. Jie buvo aktualūs tam pačiam Jonui, kai jam buvo 14 ar 15 metų. Jie yra aktualūs ir tiem jauniem žmonėm apie pasirinktą kelią, apie tai, kaip reikia išsikelti tam tikrus tikslus ir kaip kartais reikalinga pagalba ir nebijoti kreiptis tos pagalbos, jeigu kažkas tai tau blogai arba tu kažko tai nežinai atsakymą. Ar Jonas iš karto sutiko, kad apie jį būtų parašyta knyga? Iš pat pradžių tai jisai reagavo taip kaip aš, kad ką jisai tokio jau padarė, kad apie jį knygas reikia rašyti, bet kai sužinojo, kad tai yra tokia knyga jaunimui ir paaugliam, tai paties jo pavyzdžių, kad jie turėtų pavyzdį, tai sako, okei, tada sako, dirbu. Ar kalbinant Joną iškilo kokių nors nesklandumų? Ne, bet prie paties Jono, tai Aisti, aš dar pasikalbinau ten kokia turbūt 10 žmonių iš įvairios jo aplinkos, pradedant mama, baigiant pirmąją mokytoją ir tuo pačiu Šarūnu Jasikevičiumi ir draugais Jono, ir treneriais Jono. Taip, kad ten visi labai mielai sutiko kalbėti, nes visiems tas Jonas yra įstrigęs kaip labai šaunus žmogus. Ką įdomiausia sužinojate iš jo aplinkinių pasakojimų apie Joną? Sužinojau šiaip, kad visų pirma vaikystėje jisai išgelbėjo savo geriausią draugą, praktiškai gyvybę, laiku sureaguodamas, kai tas draugas įkrito į upelį žiemą. O kitas dalykas, sužinojau, kad Jonas buvo labai nagingas ir pats susiremontuodavo visus savo dviračius, prisikabindavo kolonėlės garso prie motorolerio ir važinėdavo po Uteną jau kaip tikras baikeris. Ar viskas, ko klausėte pas Joną, pateko į knygą? Iš esmės taip, nebuvo jokių dalykų, kurių nepanaudočiau įdomių arba kurių negalėčiau panaudoti. Ar kokią asmenybę knygoje norėjote atskleisti Joną? Aš tiesiog norėjau parodyti tokį, koks jisai buvo ir yra iki šiol, nepaisant to, kad jis jau pasiekęs yra labai aukštą lygį. Tai yra paprastas, draugiškas, geraširdis žmogus, tvirtai stovintis ant žemės, nesužvaigždėjęs ir labai ištikimas tiem seniem draugam ir tiem žmonėms, su kuriais jisai bendravo nuo pat vaikystės. Ar planuojate apsiriboti vieną knygą, ar planuojate jų parašyti daugiau? Dar nežinau. Kol kas šitas klausimas atviras, kaip aš juokavau kažkada, tai nerašyti yra lengviau negu rašyti, bet niekada negali žinoti. Yra minčių, bet ar jos virs tokių dalykų kaip knyga ar kažkokiam kitokiam pavidale, dar tau, šiandien negaliu pasakyti. Jei kalbintumėt knygai rašyti apie kitą krepšininką, kurį krepšininką pasirinktumėt? Aš labai norėjau parašyti knygą apie Šarūną Jasikevičių, bet nespėjau. Mano kolega iš Italijos padarė tai ir iš tikrųjų parašė puikią knygą, kurią irgi galėčiau rekomenduoti ir visam jaunimui ir ypatingai irgi tėvams. Tai nespėjau apie. Dar norėčiau galbūt, kas būtų įdomiausia mano asmenybė, tai būtų Rimas Kurtinaitis. Bet ten jau būtų knyga su M14 turbūt ženklu. O kokia buvo artimųjų reakcija, kuomet jie sužinojo, kad rašysite knygą? Mano artimųjų ar Jono artimųjų? Jūsų. Mano?
Mano artimieji iš principo nelabai ir žinojo, kad aš ją rašysiu, kol neprasidėjo tos pirmos tokios užuominos, kad ta knyga. Tai aš kažkaip nesidalinau, o su tais, su kuriais pasidalinau, tai visi buvo, nesakė, kad kuo tu čia užsiimi nesąmonė. O kokia buvo tada Jono reakcija, nes sakėt, ar Jono ar jūsų, tai paklausiu dabar apie Jono reakciją. Tai aš kada pasakiau Jonui, visų pirma sutarėme su Jonu, tai tada aš pasakiau jam daugmaž kaip aš įsivaizduoju, ką aš kalbinsiu, tai jisai bent jau savo mamai pasakė, kad aš kalbinsiu, tai mama labai pripasakojo daug visokių juokingų ir įdomių dalykų, o su visais kitais tai visi labai mielai kalbėjo apie Joną. Ar buvo klausimai, kuriuos Jonas, kuomet jūs jį kalbinote, atsisakė atsakyti? Ne, tokių klausimų nebuvo. Buvo klausimų, kadangi aš Joną kalbinau patį paskutinį jau, prieš tai pašnekėjęs su visais, tai buvo klausimų, į kuriuos Jonas nesugebėjo atsakyti, nes neprisimindavo. Kai aš jam pasakydavau, kad mama sakė tavo, arba pirmoji trenerė sakė, kad įvyko tas ir tas, Jonas sakydavo, geras, net buvau pamiršęs. Kaip jūsų darbą pakoregavo karantinas ir ar jums tai išėjo į naudą? Turbūt gal čia nepopuliaru dabar būtų sakyti, bet iš esmės sakyčiau, kad taip. Karantinas mano darbo nelabai pakoregavo, nes kada jis jau prasidėjo, mano sezono darbai iš principo buvo baigti. Tai truputį gaila tik tai, kad nusikėlė olimpinės žaidynės kitiem metam ir tas olimpinis atrankos turnyras, kurį nebūčiau dirbęs irgi. Tai teko atidėti tuos planus, o šiaip tai karantinas buvo labai gerai, nes išvažiavau karantinuotis pas save į sodybą. Ir per tą laiką, kadangi mano darbas aš galiu dirbti nuotoliniu būdu, daugiausiai dalykų, tai aš pasidariau daugybę tokių darbų, pradedant savo senų popierių, archyvų susitvarkymų, kur niekaip neprieidavo rankos iki tol ir jeigu ne karantinas, manau, kad ir dabar gyvenčiau tam pačiam tokiam betvarkiai to, nesutvarkytos archyvose ir taip toliau. O kas jūsų komentatoriaus karjeroje buvo jums didžiausių iššūkių? Turbūt pati pradžia, kadangi tai jau visiškai žalias ir aš niekada neplanavau dirbti į televiziją, šiaip galvojau, kad aš dirbsiu kažkiek spaudoj, tai man buvo ta pati pradžia, aš šiaip nelabai mėgstu kameros, nelabai jaukiai jaučiuosi prieš tą kamerą, tai pradžia buvo labai daug įtampos, po kiekvienų rungtynių būdavau tiesiog šlapias, toks pašlapias kaip ir sportininkai, reikėdavo marškinius, galėdavau išsigręžti. Tai va, tai turbūt kol po to jau įpratau, kad nieko baisaus čia nėra, po truputį, tai tada, nors ir dabar aš jaučiu tam tikrą stresą, mano spaudimas pakyla prieš kiekvienas rungtynės, bet be abejo jau nebe tokiam lygyje ir marškiniai jau nebebūna tokie permirkę. Su kuriuo komentatoriu jums komentuoti varžybas yra geriausia ir lengviausia ir kodėl? Man neteko tiek daug dirbti poroje, kadangi kai aš pradėjau, tas darbas dviese buvo labai nepopuliarus, nes televizijai būdavo vis tiek lengviau mokėti honorarą vienam žmogui, o ne dviem, nes dviem reikia iš dviejų dauginti viską. Pastaruoju metu tik tai atsirado tas jau normalus standartas, kad turim dirbti dviese, tai aš esu dirbęs su pora, gal trejetą žmonių, tai man ir su Ryčiu Višniausku labai patiko ir dabar šiais metais pasibandėm su Karoliu Tiškevičiumi. Tai irgi kol kas visai smagu, bent jau man, nežinau kaip jiem čia jų reikėtų paklausti. Man viskas okei su jais, smagu. Ar yra komentatorius, su kuriais nenorėtumėt komentuoti varžybų? Nemanau, kad yra su kuriais nenorėčiau ar negalėčiau, galbūt yra tokių žmonių, kur aš manau, kad mes iš principo mūsų skiriasi požiūriai ir aš su juo arba su jais dirbdamas aš nesijausčiau komfortabiliai, sakykime, taip, nesijausčiau patogiai. Ar galite pasakyti žmonių pavardės? Ne, nenorėčiau sakyti, nes tai yra, sakykime, toksai mano tik tiesiog nuomonė ir jinai neturėtų būti čia svarbi labai visuomenė. Kaip sureagavote, kuomet žurnalas Lietuvos rytas atsisakė jūsų leisti žurnalą? Aš, matai, Aiste, aš jau buvau tuo metu išėjęs iš to žurnalo. Aš išėjau 2003 metais, kai pradėjau dirbti su vyrų Lietuvos krepšinio rinktinė ir pradėjau dirbti krepšinio federacijoje, aš išėjau, jie atsisakė dar po poros metų. Tai man sunku vertinti, nes aš jau tuo metu kaip ir jau, jis nebebuvo jau toksai man brangus ir artimas. Tuo metu, kai dirbom, mes, manau, darėm visai neblogą produktą su ta komanda, kurią mes ten turėjom. Gali būti, kad jie jau irgi pasijuto, jog, iš principo išsisėmė galbūt.
galbūt jau neberasdavo tų naujų įdomių temų. Tai galbūt čia tokia įvyko, sakykime, normali, natūrali mirtis, kuri kartais nutinka tam tikrus leidinius, laidas ir serialus galų gale, bet kokį kūriamą produktą. O kodėl manote, kad jau jums pabodo leisti tą žurnalą ir sakėt, kad jau nebuvo tai toks artimas? Ne, aš tiesiog po 2 metų, kada aš nebedirbau jau jame, natūraliai aš nuo jo nutolau. Aš jį paskaitydavau, bet jisai nebebuvo mano. Jis buvo jau mano pažįstamų draugų, bet ne mano. Tai aš, kadangi jau dirbau tuo metu kitose darbuose, tai nelabai ir turėjau ir laiko ten atsisėdęs ašaroti. Ar prisimenate, kiek lygiai išleidote žurnalo numerių ir ar nestigo motyvacijos jų kurti? Ne, motyvacijos nestigo, visų pirma pradėsiu nuo antros dalies, nes savaitinis žurnalas turi savo privalumą. Kai dirbi dienraštyje arba dienos naujienose, tu turi kiekvieną dieną kažką daryti. Kai tu leidi savaitinį žurnalą, tu turi galimybę, nespaudžia tavęs laikas. Tu turi, pavyzdžiui, parašyti 2 straipsnius per savaitę, ar ne? Tu turi laiko, tu gali pasiruošti, gali neskubėti, jeigu įkvėpimo nėra, galbūt vakare nerašyti, galbūt iš ryto rašyti. Tai motyvacijos ten tikrai netrūko ir šiaip sakau, buvo labai šaunus kolektyvas, mes labai smagiai sutardavom, pasiginčydavom kartais dėl kai kurių dalykų, bet taip kolegiškai, draugiškai, bičiuliškai. O dėl žurnalų numerių, žinok, tau nepasakysiu konkretaus skaičiaus, žinau tik tai, kad 100 tikrai buvom išleidę, nes atsimenu, kad darėm 100 viršelio numerį iš visų prieš tai išėjusių viršelių numerių. Ar pats žaisdavote krepšinį vaikystėje? Taip, žaidžiau pakankamai aktyviai, tik tai tiek, kad aš gimęs ir augęs Utenoj, tuo metu Utenoj nebuvo jokios rimtos krepšinio sekcijos. Aš netgi buvau išvažiavęs į Ameriką, turėjau pasiūlymą važiuoti ten studijuoti, mokytis ir žaisti krepšinį su stipendija. Ir netgi buvau nusprendęs, kad reiks taip ir daryti, bet grįžau namo, tuo metu čia įsikūrė LKL-as, tuo metu atsirado NBA rungtynės jau čia Lietuvoje rodomos ir taip susidėliojo viskas, kad atvažiavau atsisveikinti su tėvais, nes išvažiuosiu keliem metam į Ameriką ir likau iki pat šiol. O kodėl vis tiek nusprendėt nevažiuoti į Ameriką? Dėl to sakau, kad čia atsirado šansas, įsikūrė LKL-as, mane Šarūnas Marčiulionis pasikvietė dirbti, po to atsirado televizija ir pagalvojau, kad jeigu aš išvažiuosiu 4 metam, grįžęs po to, visos tos vietos bus jau tikrai užimtos ir nebeturėsiu tokio šanso, antro gali ir nebūti. Ar jums varžybų komentavimas yra darbas ar hobis? Darbas tai tikrai, nes negali jau, jeigu susitarei su televizija, negali sakyti, kad šiandien tingiu, kaip hobija, šiandien gal neisiu futbolą į kiemą pažaisti ir nenueiti į transliaciją. Bet iš principo tai yra darbas, kuris teikia malonumą. Jei tektų atsisakyti vieno darbo, atsisakytumėt komentavimo ar žurnalistikos ir kodėl tai pasirinkti? Žurnalistikos aš turbūt atsisakyčiau pakankamai lengvai, nes aš iš principo jau to kaip ir žurnalisto darbo nelabai ir dirbu, tai čia galbūt sakytum taip, lengvas pasirinkimas. Komentavimo atsisakyti, kadangi jau vieno atsisakiau, tai gal nereiks antrasis. Ar turėjote savo idealų tiek žurnalistikoje, tiek komentavimo srityje anksčiau, kuomet būdavote vaikas? Kai būdavau vaikas, aš girdėdavau tik tai vienintelį komentatorių, nes tuo metu Lietuvoje krepšinio daugiau komentatorių tokių ryškių kaip ir nebuvo, tai Vladas Janiūnas. Kai išvažiavau į Ameriką, jau sulaukęs 18, tada ten aišku atsivėrė visai kitas pasaulis. Ten buvo daugybė žmonių, iš kurių stengiasi kažką tai pasiimti, kažkiek pasimokyti. Tai taip, jaunystėje idealas buvo vaikystėje, galbūt Vladas Janiūnas, nes buvo vienas iš vieno reikėjo rinktis. O daugiausiai stengiausi mokytis aš biškį kitokio stiliaus iš amerikiečių komentatorių. Ką pabandžiau, po to šiek tiek nukopijavęs, gal prie save perleidęs ir palikti čia Lietuvoje. Ar buvo kažkokia bent maža galimybė, kad komentuosite Žalgirio varžybas Eurolygoje? Ar sulaukėte pasiūlymą? Aš buvau sulaukęs pasiūlymo prieš porą metų, prieš metus, kada dar tą transliuodavo TV3 kanalas ir TV Play Sport, bet tiesiog aš tuo metu ir dabar dar tebedirbu su FIBA projektais tam tikrais, dirbu su FIBA televizijos transliacijom, tai žinant šitų dviejų organizacijų santykius, man nelabai buvo etiška rinktis tą dalyką ir kartu dirbti FIBA organizacijoje. Čia tas pats būtų kaip
jeigu tu dirbtum Coca-Coloj ir staiga tu dar nuspręstum šeštadieniais dar padirbėti Pepsi-Colos gamykloje, tai va tas pats būtų. Na ir pabaigai duokite man patarimą, kuris ateityje gal padės man kalbinant kitus pašnekovus, ko jums atrodo, kad man šiek tiek gal styksta. Nu, matau, ko tau netrūksta, tai entuziazmo pasidarei namų darbus, tikrai išstudijavai, klausimai visi konkretūs aiškus. Šiaip bendras patarimas ir tau, ir visiems kitiem jauniem žmonėm, ir tavo tiem jauniem kolegom, kuo daugiau skaitykite. Viską skaitykite, grožinės literatūros knygas, biografinės, mokslinės knygas, skaitykit, aš turiu omeny ne tuos naujienų portalus, bet skaitykit, plėskit akiratį, domėkitės viskuo ir tai yra tas dalykas, kuris tikrai pravers gyvenime.